3 dienom. Važiuojam pasimėgauti maistu ir važiuosim maistu nesąmonę. Dieve, kokie langai baisus nevalyti. Dieve, kokie langai baisus nevalyti. Istanbul. Na, padainuok, pačiu. Turkiškai muzikėlė. Istanbul. Tan, taran, tan, 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 tan. Tai va. Istanbulą. Kur mes? Stambulė. Bet dar ne visai Stambulė. Kur mes kalbam, kur atvykom? Į Stambulo sostinę Turkiją. Merhaba. Kapantys Babilono sodai. Milda, kiek aukštų jau nusileidom? 3 varom, ne, žinai? 16. Su šitais tik atvažiuok, tai kompus iš karto išsitraukia. Ar aš per žemai jau juos nuleidau? Virtuvė. Svetainė. Klipo. Telekas. Koridorius. Yes. Sakys koridorius. Koridorius. Čia mano kambarys. O kas paveikslą pajudino? Lova, tu paveikslų šviestuvus 3 ir rūbų. Ar tu kažką parodysi? Aš turiu spintą, lovą, boilerį, kur girdžiu, kaip visi prausėsi. Tai aš pro langą matau kitą butą. Užuolaidas sunkiai sukinėjęs. Jo, matas šiaip ir bokštas geras. Ten matosi galo ta bokštas. Prašau. Toliau miestas, kitą pusę. Šiandien plauksim į Princų salą, o dabar einam pavalgyti pusryčių, toks šiandienos planas. Atėjom į Sava Anatolian Breakfast House, nes paskaitėm, kad čia turėtų servint tą turkišką pusrytį. Ir mes įvertinsim, ar overpriced ar ne overpriced. Taip. Realiai, tiek kartų Turkijoje buvau, ne kartą nevalgiau normalių turkiškų pusryčių. Tai šį kartą reikia pavalgyti. Jie nepigiai gaunasi, 1800 lyrų. Tai mes paskaičiavom, kad tai yra 3 žmonėm kem 7 eurai. Kokios šios sultis, kas nors jau paragavo? Neparagavo, mes laukiam tavęs. Ne, to kažkaip atskiriu. Ne granato, bet čia. Vėl rūpšiai? Vynuogių. Ne, saldžios labai skanios, tau patiks. Ir gavom. Arba čai. Arba čai. Juoda arbata. Ok, ačiū. Marčius įsidėjo vieną pakelį cukraus ir sako, arba pasidarysiu skanę arbatą, arba pasidarysiu labai skanę arbatą. Čia kaip ligoninė, kuo saldesnė, tuo skanesnė arbata. Dabar viskas be mikrofono, bet jeigu nori, gali jau. Bet kaip bendrai vertinat, pasakykit, gerai balą, nuo 1 iki 10. 8,5. O, wow, nesitikėjau. Aš būčiau sakęs 8. Tau labai patiko traškutis Nutella. Nu, blema tas viesas, tai Iškėlė. Nutella tas traškučių medus, tas man čia labai gerai. Ta mėsa skani. O, šitas skani. Mėsa skani buvo? Labai skani. Sūris skanių zalyvų gerai. Vertėjo pabandyti, tikrai. Jo. Bet va, praeini pro taksus, kaip skaniai kvepia, ką turkiški taksai. Tokiu, super, reikia tolyn.
esame kelte. Ir plauksim į salą, kaip ir žadėjom ryte. Gerai, plaukiam į salą. Ate. Atplaukėm į salą. O, granatai auga. Niekada nesu mačius, kaip auga granatai. Gali parodyti dabar. Ja? Vakar geriam granatų sultis, buvo tikrai labai rūgščias. Sakė pasakyta. Galiu pavaukti vieną. Atėjom kojų įmerkt. Merkiam. Įgarsinsiu. Aha, kaip gerai. Aha, kaip gerai. Surus vanduo, Marčius klausia. Kas surus? Palaižom? Laižom. Nu, toks kaip šio ryto kiaušinienė. Da, aš irgi noriu, galima? Bet kaip tingisi nusiminėt. Ir dar Milda sakė, o tai nereikia imtane į Stambulą maudimkis ir toks, ne. O kad čia nieks nesakė, kad yra tokie reikalai. Čia reiktų va čia pasimti apartamentus. Tai nei polsiaut atvažiuoja, kažin kuoj. Kas? Milda vos nenugriuvo. Aš arčiau net nenoriu eiti. Visai netoks buvo salos tikslas, bet visai gerai ir taip. Kažkas naujo kitokio. Gal nengi. Labai juokinga, bet ten triusikų guma numesta. Užrašyta rutin. Tai man triusikų guma radau. Ir ausytės tavo įpirkos. Mačiu. Bet atrodo, kad atsišaukė per mūsų Marčių. Mačiu. Tu man labas duot. Kaip labas reikia pasakyti. Ką? Kaip labas. Merhaba. Merhaba. Pasisekė, ką? O kad filmuot paspausti reikia, tai niekam nedašunta. Tai testas sausainių? O ne. Jie neturi. Ai, gal ir gerai, gal neturi. Gal toksai atrodo būdavo. Va, yra, Milda. Like this, like that. Kaip kada persinis toks babučių. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Iš lėto leidžiasi saulė, ji jau nusileido. Ateina šešėlių valdovas. Ir neleis mums miegoti. Kaip gražu tama šviečia. Tiltuką matai. Visur labai šalta. Pasakyk paslaptį kažkokią. Pavyzdžiui, kad aš slaptai besdu, kai tu mėgi ir tu to nežinai, bet viskas taip. Marčius taip pabezdėjo, kad mama galvojo, kad ten miestelio kanalizacija. Aš girdėjau. Čia paslapčių kampelis, gali pasakyti paslaptį. Nieks negirdi dabar. Aš noriu susiuką. Semkiu berniuk, tu suvalgai po 10 semkių per minutę.